Ačiū, Gintarė. Dažnai būna taip, kad esi ekspertas daugelės sričių, tai visų ir kaip ir nežinai visur kažkur plauki paviršium. Aš irgi norėjau, kaip ir Marija, panašiai įnešti tokį šaukštą deguto. Ar iš tikrųjų mes norim tos atvirosios prieigos? Ar va taip nuoširdžiai pasakyti patys savo, ar mes norim atvirosios prieigos? Aš šitoj srity dirbu senai ir buvau ta iniciatorė atvirosios prieigos nuo 2005 metų. Na, mes nepradėjom nuo tada, kada 10-metį švenčiam nuo 2002 metų, pakol čia mes išsiaiškinom, kas čia yra ir kaip yra. Žodžiu, 2005 metais mes jau matėm, kad čia tikrai yra geras dalykas, kad mes jo norim. Sakydama mes, aš turiu omeny pagrindę bibliotekininkus. Ir mes 2005 metais padarėm seminarą. Ir pasikvietėm į jį ir mokslininkų, kurių atėjo vienas kitas. Pasikvietėm iš mokslo tarybos žmonių, pasikvietėm iš ministerijos žmonių. Ir galiu labai pasakyti atvirai, per kavos pertraukėlę priėjo prie manęs iš ministerijos žmogus ir sako: klausyk, Emilija, apie ką čia viskas šitas yra? Sako, aš čia nieko nesuprantu. Sako, čia reikėtų kažkokį tokį likbezą suorganizuoti. Jaunoji karta likbezo gal nelabai žino, kas yra. Likvidacija bizgramatnosti buvo tokia. Tai reikėtų išaiškinti labai aiškiai ir trumpai, kas tas yra. Ir mes, aš jaučiau tokią pareigą iš tikrųjų išaiškinti, kas yra ta atviroji prieiga. Ir tą mes bandom daryti nuo 2005 metų. Na, aš galiu pasakyti, labai mums daug padeda Eiffel. Ir šitas visas seminarų ciklas vyksta irgi Eiffel finansuojamas, bet iš tiesų tai finansavimas yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra be galo reikia daug pastangų, kad ir pasikviesti žmonės, ateikit, mes pakvietėm kažkokius ekspertus, ateikit, paklausykit, apie ką jie šneka, kas vyksta pasaulyje. Na taip, evoliucija ta yra tokia jau nuo 2005 metų, tai per 7 metus mes jau bent žinom tą žodį apie atviroji prieiga. Žinom, kas yra. Kažką esam padarę. Bet to proveržio jo iš tikrųjų nėra. Kaip ir sakė Antanas Levickas, buvo sukurta platforma. Jinai yra sudėtinga. Tikrai daugiau informatikų darbo. Bet iš tiesų, jeigu nėra žmogaus, jeigu nėra mokslininko, entuziasto, kuris norėtų padėti savo darbus į atvirą prieigą, tai nieko ir nebus. Gali būti, jeigu ministerija panorės, jeigu panorės Europos Sąjunga. Mes pripratom laukti nurodymų. Pasakys Europos Sąjunga dėti, dėsim, o nepasakys, tai šičia, lauksim, o kas čia bus, palauksim, o gal čia nereikės dėti, o kam dėti, jeigu galima ar nedėti. Tai, žodžiu, aš manau, kad čia su ta atviraja prieiga, kaip ir su daug kuo, yra mentaliteto klausimas. Ar mes norim atsiverti pasauliu, ar ne? Jeigu labai atvirai, kiekvienoje institucijoje yra žmonių, kurie užima aukštas pareigas ir nuo kurių priklauso sprendimai. Ir jie dažnai irgi žiūri, ką šneka Briuselis, kokias ten priėmė direktyvas, ir atvirai jie šneka vienaip. Bet kai išeina už durų arba kažkur prie kavos puodelio ir sako: žinai, Emilija, gerai būtų kažkaip tai padaryti, kad kuo mažiau šičia to atvirumo būtų. Tai aš manau, kad pakol mes nepersiorientuosim čia savo galvose, kad mes norim parodyti, tai tada tikrai ir nieko nebus. Tai aš ir noriu paklausti, ar mes norim tos atvirosios prieigos.